Taigi sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi Dansireiks ir mes šiandien žiūrime jo antrąjį epizodę Izolande. Ir šiandienos mūsų planai tai prasiplėsti ir pasidaryti savomis salą. Jo, ir persidėti generatorių ir prisikasti žemės ir pasidaryti pradėti statyti medžių fermą bei pasodinti šitus. Ir mes dabar taip darom, tai dar prieš tai pasidarysiu meškerę, nes mums jos labai reikia, mums maisto labai reikės, meškerę, jo. Šitaip jo. Ir gaunasi tušingo. Jo, pabandom pagal vieną žodį. Vieną žodį. Iš tikrųjų, aš esu mėgėjęs žiūrėti, bet aš neteko ramybėj. Lemba, praleidau žodį. Bet aš tikrai mačiau. Gerai, dabar žiūrim į vieną. Ir mes turim pagauti vieną žuvį. Vieną pritaiko žuvį, maistą. Gerai, negaliu visą atminu. Einame kažką prie reikalo, tai baigis tikriausiai, kad pasidarom taip tikriausiai. Čia kaip matot, man turiu daugiau sekundžių. Ką aš pasidariau? Visai medžių netaiko. Susklaidė padarys dalyką. Pabūstą neturim, kiek reikia. Jo, tai, kaip matot, turiu 3 sekundžių, čia man buvo užaugęs medis ir spėkit, kas atsitiko, kai aš jį nukirtau. Žiūriu, kad dega lava, nes šitas šūdas uždegė mano medžius. Griautis, dar kiek nepamiršau, tai kiek čia buvo parašyta, kad 25 visos pusiaulietinių zonų, tai mes labai toli neįsime. Dabar pradžiai, kad dievai tai bus minutė. Toks bus turtukas. Taip, 5 blokų turtukas. Šitaip. Salos įėjimas. Taip, va. Čia tokia bus sala mano, čia gal vėliau atsiras tvora. Šitą akmeninį. Dabar pradžiai bus taip. Ir mes pradėsim šiek tiek plėstis. Tai gal bus 10 ant 10. Kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5. Tai 15, tai čia tai gerai. Šitą vietą salos didinimą pagreitinsiu. Tai mes kaip ir pradedam. Tai va, mes ką tik prisikasėm cobblestone, nes mums pritrūko ten statant ir išnaudojau 2 pikeksus, tai jau prisikasiau 3 status su pusė beveik. Ir mes dabar vėl tęsim darbus, tai video aš vėl pagreitinu.
greitos statybos pastebėjau, kad aš sustabdžiau video ir nepaspaudžiau F9 ir dabar jūs matote, kad aš čia pastatęs cobblestone generatorių ir fermą. Tai jo, aš labai apgailestauju, kad nepastebėjau. Ir dabar jums trumpai paaiškinsiu, ką čia padariau ir tiek bus šiame epizode. Tai šis epizodas labai greitas ir toks, jo, feiliškas. Tai jo, dabar paaiškinsiu, ką padariau. Tai kaip apstačiau greitai ten šitą visą, tai kaip matot padariau, perkeliau cobblestone generatorių. Štai va. Ir po to prisikasiau daug žemės štai čia. Čia reiks atsargiai vaikščioti. Va. Prisikasiau ir mums pradėjo biškiauti tas kaktusas. Ir aš jums paaiškinsiu, ką planuoju daryti. Tai taip. Čia kaip matot ferma. Ir ši čia va bus vien tik ferma. Tai reiškia, kasamas tą visą cobblestone. Ir čia va, tai bus ir čia ferma, vien tik ferma. Tada, ką planuoju čia daryti? Tai planuoju daryti medžių fermą, tai irgi ten padarysiu 10x10 ir bus vien tik medžiai. Tada čia bus mobų ferma, tai reiškia, čia statysim tokį šiltuką į mobų fermą. O štai čia bus mano chata ir dar ką nors pastatysim, nežinau, kada nors, jeigu įgyvensiu tai. Tai jo, tai jo, čia biškai pafeilinau, labai atsiprašau, tikriausiai dabar mane labai smerksit, čia matau kažko nesušlampa, nesudrėksta. Supratau. Kaip suprantu, tai čia tipo dykuma. O, palaukit. Jo, šitie. Nejaugi čia šlavį gali? Kas mums nelabai rūpi. Tai jo, ką tik supratau, kodėl mums nedrėksta ten, reiškiasi, kad mes čia padarysime vandens tėkmę, nes čia žiauriai lieta, kad čia nesušlam. Jo, tai šiame epizode tiek. Jeigu jums patiko, ir aš labai abejoju, ar šitas video jums patiko, bet jeigu jums patiko, spauskite like, subscribe. Bet jeigu jums nepatiko ir kažkas tokio, tai būtinai pakomentuokite, aš pasitaisysiu. Na, dėl šito tai tikrai pasitaisysiu, kad čia sufeilinau. Tai dar planai kitam epizodui, prieš kitą epizodą biškį pasižiūrėjosiu maisto ir prisikasiu bent 5 stakus cobblestone, kurio mums labai reikės. Tai sakau jums iki ir iki kito epizodo.